Eteryje laida iš ciklo skirto suaugusiųjų švietimui mokytis niekada nevėlu. Šiandien kalbame apie įvairias laisvalaikio formas ir saviraišką. Kiekvienas miestas turi savo tradicijas ir būdus, kaip kuo daugiau žmonių, tiek sveikųjų, tiek turinčių negalią, įtraukti į turiningą veiklą sporto renginius. Kalbiname viešosios įstaigos Sveikas miestas žmonių su negale sporto projektų vadovą Aleksandrą Pacevičių. Kas yra Sveikas miestas? Čia yra Vilniaus mieste įkurta viešoji įstaiga Sveikas miestas, kuria buvo įkurta mero iniciatyva, kad Vilnius taptų sportuojančių miestų. Ir viešoji įstaiga Sveikas miestas rengia visus tos masinius renginius, čia kaip sporto mūgės, kaip olimpinė diena buvo prisidėjęs prie šitą, kiekvieną sekmadienį praeina sekmadienį sporto dieną. O mano pareigas su žmonių su negale sporto projektas vadovas ir esu atsakingas už įtraukimą į visus tos renginius ir suteikiant galimybę sportuoti ir dalyvauti šitose renginiuose žmonėms su negale. Lietuvoje yra 18 neįgaliųjų sporto klubų vadinamų to, kurie susiję su sportu. Net Vilniuje 4 klubai yra. Papasakokite, prašau, daugiau apie tuos klubus ir apie jūsų veiklą. Klubų yra, Vilniaus mieste yra 4 klubai su judėjimo negale. Žinau, kažkiek aklų yra, tenai 3 klubai, klausos negalė yra klubai ir bandom įtraukti. Ne tai, kad jie privalo kažką tai trauktis, nelabai jie kaip sutinka dalyvauti, nežinau, dėl kokios priežasties šitai vyksta, bet mano pareigas tos sporto projekto vadovo suteikti galimybės žmonėms su negale dalyvauti visuose šitose renginiuose. Kiekvieną sekmadienį dabar vasaros metu, vasaros pavasario metu čia vyksta sekmadienį sporto diena. Čia Gedimino prospektas uždaromas ir tenai pristatomas visi sporto šakas ir visi Vilniaus klubai pristato savo veiklą, įtraukia tenai. Mano darbo pobūdis tas bendrau su tais klubais, kad jie sveikų klubai suteiktų galimybę sportuoti neįgalėsim. Ir su stalo futbolo federacija, golfo federacija jau teko subendrauti, paskui žolės ridulystas. Jie su malonumu, sako, priimsim ir suteiksim ir matė, sako, užsienį labai populiaru šitą, pas mus kažkaip užsienį labai populiaru jungtis į sveikųjų veiklą, įtraukti žmonės su negale, kad galim pavadinti šitą integraciją, bet kad bendram būry dalyvauti šitam veiklai, šitam sportui, bet kokiam sportui, kad yra tam tikrų problemų, ne visi neįgaliųjų tą baimę, stereotipą, galima sugrįžti prie stereotipo, kad jie nenori rodyti savo negalės, nenori savo ten kažko, tai jie kažkur tarp neįgaliųjų, jie ir puikiai tenai ir pakelia tą lasdą, pakelia ten kažkokią šitą, o čia baiminasi, gėdinasi šito savo, viešoji įstaiga Sveikas miestas, kuria su malonumu kviečia visus renginius, kurie praeina Vilniaus mieste, sporto renginius, kad dalyvautų žmonės su negale. Radijo laida parengta įgyvendinant ugdymo plėtotės centro projektą suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra, suteikiant besimokantiems asmenims bendrasias kompetencijas, finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis. Daugiau apie projektą rasite tinklalapyje www.suaugusiųjųšvietimas.lt.